Labas. Tai praėjo savaitė nuo mano pusmaratonio bėgimo, kur buvau iškėlęs gana aukštus tikslus ir nepavyko nubėgti taip, kaip norėjau. Tai kas nutiko? Nu ką, važiuojam. Žodžiu, mėgau 5,5 valandos, nes vestuvės filmavau vakar. Tai jaučiuosi biškį sudaužytas. Bus matyti, kaip čia seksis šiandien. O kai prašiaus šiam bėgimui, tai iš esmės dariau viską, ką man siūlė mano Garminas. Ir nežinau, gerai dariau, negerai dariau, kaip ir jėgų atrodo yra kojose, bet, nežinau, gal buvo per mažai kilometrų vis tiek padaryta pasiruošime. Tai vat, ką daryčiau sekančiam bėgimui kitaip, besiruošdamas, jeigu noriu tikrai išbėgti į 1:40, tai turbūt padidinčiau biškį kilometrų skaičių. Ir taip pat turėsime šiandien ir daugiau svečių mūsų ir sveikinimo kalbų. Taip, tikrai. Tai, mėlyjei, džiugu, primenam, kad Pasiruošę? norim kai kurios bėgikus jau kviesti prie starto linijos. Pradėjau, šiaip sakyčiau, gan stipriai. Pirmas kilometras 5:03, antras 4:43, trečias 4:41, ketvirtas 4:37, penktas 4:48, šeštas 4:47, septintas 4:58, aštuntas 4:47, devintas 4:45 ir tada atėjo Tauro kalnas. 10 kilometras, kurio dalis buvo užbėgti Tauro kalną 5:22. Tai va, žodžiu, užbėgęs Tauro kalną iš karto padėjau savo tikslus ir norus į šalį, nes jau tada jaučiau, kad, be šansų, kad pavyktų išlaikyti toliau visą likusį laiką tokį tempą, nes tiesiog labai pakirto per kojas užkilimas į Tauro kalną. Bet kaip jau būtų keista, tik užkilus tikrai galvojau, kad labai nukris mano tempas, bet 11-12 kilometras buvo 4:58, 4:54, visai neblogai. Ties 13, kai reikėjo bėgti pro Vingio parko estradą, nežinau kas nutiko, bet atrodo lygus, gražus kelias tiesioji, bet kažkoks silpnumas paėmė. Ir labai sudėtinga buvo, nežinau, gal kad saulė tiesiai švietė į veidą, bet labai sunkiai buvo prabėgti pro tą atvirą erdvę prie estrados. Tada šiek tiek pakrito, 5:16, 5:19, tada realiai 14 km nubėgęs vėl jaučiaus gan neblogai. Atrodo, atsirado vėl tų jėgų, 4:51,
4:53, sekančiai 2 km, 17 biški pakrito, 5:14 liko ir ties 18 mano tempas 18 km buvo 6:23. Kodėl taip? Nes kelis šimtus metrų ėjau. Kojos kaip ir atrodo jėgų yra jose bėg, mėšlungis joks netraukia, bet tas, nežinau, toks vidinis jausmas kažkoks keistas užėjo, kad pasidarė labai sunku bėgti ir, turėjau sustoti, praseit kažkiek. Tai toliau paskutiniai 3 km 19, 20, 21 buvo 5:18, 5:23, 5:13. Kojos pradėjo jausti, kad jau sunku jom. Tiesa, paskutinis kilometras buvo irgi ten gal kokį 100 metrų paėjau, kur atrodo, kiek čia beliko, jau galiu tikrai išspaust, bet, turėjau vis tiek sustoti. Ir paskutiniai 300 metrų, bent jau pagal mano Stravos duomenis 4:39. Tai toks lengvas paspurtavimas iki finišo buvo. Tilpai į vieną kem. Ne? Ne to tikėjausi. Blema, tikėjausi, kad bus lengviau šį kartą, bet psichologiškai buvo 3 sunkiau negu aną kartą. Ir ką galiu pasakyti, Tauro kalnas tai yra konkretus žudikas. 10 kylas į Tauro kalną, užbėgau ir iškart mano šios dienos tikslas buvo labanakt. Jau galvojau, kad jeigu vieną kem 5 tilpsiu, jau bus gerai. Kiek apie vieną kem 6 gavos, tai porą min pagerinau. Tai tikslas kitiem metam daugiau pailsėti prieš bėgimą. Pastabos savo, ko nedaryt. Pirma, nefilmuoti vestuvių dieną prieš bėgimą, nes nueini kaip pirmą nakties miegotų kelias 7 ryto tikrai nieko gero. Antra, 3 dienas prieš nedaryt kojų, nes irgi gal turi įtakos, kad kojos sunkios. Trečia, nežinau kas trečia. Psichologiškai būt biški stipresniam ir kad vienas kalnas nepalaužtų. Trečia, tai daugiau į kalniuką bėgat. Nes jo, Tauro kalnas 10 km iškart psichologiškai nužudė ir visas viltis pasiekti tikslą, kokio norėjau, dingo. Bet yra kaip yra, rezultatą pagerinau. Laukiam kitų metų, gerinsim dar daugiau. Kitais metais Karoliu bėgs. Su GoPro. Davai, gerinsim rekordus. Ai. Yra buvo ir lengviau. Pagal Stravą mano moving time yra 1 valanda 47 minutės 55 sekundės. Lygiai toks pat laikas yra nurodytas oficialus ir bėgimo puslapyje, bet čia rašo, kad mano pusmaratonio laikas buvo 1 valanda 46 minutės ir 21 sekundė. Average pace'as 5:02. Rezultatas neblogas, mažiausiai norėjau, kad mano average pace'as būtų greičiau negu 5 minutės, tai 4:09 bent. Nepavyko dėl tų pasivaikščiojimų padaryti, bet manau, kad sekančiam kartui pavyks. Dabar ką darysiu, savaitę praėjo. Pabandysiu bent vieną dalyką dar šiemet suspėti padaryti, tai labai noriu pagerinti savo 10 km bėgimą. Dabar mano rekordas 10 km yra 48 minutės 20 sekundžių, kurį būtent pasiekiau per šitą pusmaratonio bėgimą. Tai dabar savaitę po bėgimo kaip specific treniruočių turėjau tik porą fizinio rengimo treniruočių su šiek tiek pabėgimo iki jos ir po jos. Tai dabar savaitę po pabandysiu pagerinti savo 10 km laiką. Dešimt kilometrų, kem 5:20, šiam kartui bus gerai.